Visaginas yra pats jauniausias ir labiausiai į rytus nutolęs Lietuvos miestas. Jo apylinkės nuo seno sėlių genčių gyvenamos žemės. Istoriniuose šaltiniuose šį vietovę pirmą kartą paminėta 1526 metais. Dabartinėje Visagino teritorijoje anksčiau buvo įsikūrę keli kaimai. Pradėjus Ignalinos atominės elektrinės statybas, pradėti kurti ir naujo miesto planai. 1975 m. vasarą Jėgainės statybininkai prie pirmųjų daugiabučių namų pamatų pastatė didžiulį riedulį, kurio kontūrai daugam primena Lietuvą. Šis riedulys tapo miesto įkūrimo simboliu, o rugpjūčio 10 paskelbta miesto gimimo diena. Žvelgiant iš viršaus, Visaginas panašus į drugelį. Tiesa, be vieno sparno. Mat dalis suplanuoto miesto taip ir nebuvo pastatyta. Kita drugelio pusė turėjo iškilti kartu su trečiuoju atominės elektrinės bloku, tačiau jo statyba buvo sustabdyta, o vėliau ir visai nutraukta. Iki nepriklausomybės atgavimo miesto tipo gyvenvietės statusą turėjusi gyvenvietė buvo vadinama Sniečkumi. 1992 m. rugsėjį miestas pavadintas Visaginu pagal greta telkšantį to paties pavadinimo ežerą. Toks vardas, manoma, yra kilęs nuo frazės Visaginasi, mat legendos byloja, kad kadaise čia buvus daug gyvačių, nuo kurių visiems reikėjo gintis. Atgavus nepriklausomybę, Visaginui buvo suteiktos miesto teisės, įkurta Visagino savivaldybė. Iki uždarant Ignalinos atominę elektrinę, Visaginas buvo vienos iš galingiausių pasaulyje atominių elektrinių palydovas. Todėl, kuriant miesto herbą, jo simboliu pasirinkta sidabrinė gervė, heraldikoje reiškianti atsargumą ir budrumą. Šiandien Visagine gyvena 38 tautybių žmonės, maždaug pusė miesto gyventojų sudaro rusai, apie 18% lietuviai. Visagino savivaldybė yra mažiausia savo plotų ir tankiausiai gyvenama teritorija Lietuvoje, tačiau labai jauki ir vaizdinga. Kadaise čia slinkęs ledynas suformavo unikalų kraštovaizdį, kuris iki šių dienų puošiasi kalvomis ir ežerais. Daugiau nei pusė Visagino apylinkių paskendę miškuose. Per savivaldybės teritoriją vingiuoja Nemuno ir Dauguvos upių takoskyra. Paribyje telkšo didžiausias Lietuvos ežeras Durkšiai. Pats Visagino miestas įsikūręs pušyne ant vaizdingo Visagino ežero kranto, kuriuo smėlėta pakrantė ir jas supantys šilai pailsėti atvilioja ir mažą ir didelį miesto gyventoją bei atvykusį svečią. Čia puikios sąlygos leisti laisvalaikį mėgstantiems bėgioti, važinėti dviračių, irkluoti, plaukioti, užsiiminėti kitą aktyvią veiklą. Poilsiui skirtoje erdvėje netoli paplūdimio komplekso įrengtos sporto aikštelės, riedučių trasa, yra šiuolaikinis stadionas ir puikūs teniso kortai, mieste patogus susisiekimas dviračių. Visagine veikia 2 stačiatikių cerkvės. 2001 metais pastatyta šiuolaikinės architektūros su keturkampe varpine katalikų bažnyčia. Šiltuoju metų laiku įvairias miesto erdves puošia gausų želdynai ir gėlynai. Visaginas yra vienas sportiškiausių Lietuvos miestų, išugdęs nemažą būrį Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionų bei prizininkų. Kone kiekvienas vaikas mieste lanko sporto būrelį. Apie trečdalis Visagino moksleivių renkasi į užsiėmimus sporto centre. Tai beveik dvigubai didesnis rodiklis nei įprastas Lietuvos sporto mokyklų vidurkis. Labai populiari mieste yra sportinė akrobatika. Visagine įvystoma nuo 1977 metų. Beveik nuo miesto įkūrimo pradžios ugdomi ir graikų romėnų imtynių sportininkai. Daugiau kaip 2 dešimtmečius vystomas baidarių ir kanojų irklavimas. Šalies ir tarptautinėse sporto arenose sėkmingai rungėsi Visagine išugdyti biatlonininkai.
Sportuoti Visagine skatinami ir neįgalieji. Kasmet per miesto šventę Verdenės gimnazijos stadione vyksta tarptautinės neįgaliųjų sporto žaidynės Visagino mero taurei laimėti. Visaginas garsėja ne tik savo sportininkais, bet ir menininkais. Daugiatautiškumas viena iš pagrindinių Visagino skiriamųjų savybių, suformavusi ir savitą šio krašto kultūrinę aplinką. Kasmet Visagine vyksta nemažai tautinių švenčių, kuriuose miesto bendruomenė gali džiaugtis galimybę pažinti kitų tautų kultūras. Vietos gyventojai susitinka Joninėse, miesto šventėje, įvairiose koncertuose, parodose ir poilsio vakaruose. Nuo nepriklausomybės pradžios Visagine kasmet rengiamas country muzikos festivalis Visagino Country. Gerą dešimtmetį į jaukius rudens vakarus kviečia tarptautinis monospektaklių festivalis Atspindys. Tradiciniu tapo ir kas 2 metus rugsėjį rengiamas Tautų kultūrų festivalis Rudeninis. Ekonominė Visagino miesto pusė ypač pasikeitė sustabdžius Ignalinos atominės elektrinės veiklą. Tačiau ir šiandien akivaizdu, kad Visaginas turi erdvės ne vien atominiai energetikai. Čia veikia didelis siuvimo fabrikas, baldų gamykla, įsikūrę statybos, metalo konstrukcijų, betono ir gelžbetonio gaminių gamybos įmonės. Vykdomos įvairios integracijos į darbo rinką programos, teikiama parama verslui pradėti, kuriasi nedidelės naujos įmonės. Per 600 darbo vietų Visagine sukuria vokiečių kapitalo vyriškų kostiumų siuvimo bendrovė Visatex, per metus siūvantį apie 200 000 vyriškų kostiumų. Nuo 2006 metų Visagino pramoninėje zonoje Karlų kaime veikia baldų gamykla Visagino linija, priklausanti lietuviško kapitalo koncernui SBA. Čia dirba apie 650 darbuotojų. Viena iš seniausių įmonių Visagine uždaroji akcinė bendrovė Kogus, gaminanti sušaldytus pusgaminius, koldūnus, virtinius, lietinius blynelius ir kitą produkciją su įvairiais įdarais. Didelė produkcijos dalis taip pat eksportuojama į užsienį. Įmonėje dirba apie 90 darbuotojų. Švarus, žalias ir originalia architektūra išsiskiriantis Visagino miestas šiandien yra ypač patrauklus dėl nedidelių nekilnojamojo turto kainų. Čia itin patogu gyventi šeimoms su vaikais, darželiuose nėra eilių, gerai sutvarkytos mokyklos, daug dėmesio ir investicijų skiriama turiningai veiklai ir užimtumui po pamokų. Na, o vaizdingos Visagino apylinkės patrauklios pažintinio turizmo plėtrai. Atvykite ir pamatykite.